Šiandien žiniuose kandidatas į kultūros ministrus prisistatė pasakodamas apie savo senelį, partizanus ir, kaip nekeista, suvirintojus bei statybininkus. Ir visą laiką kažkodėl graudinosi. Nors dėl keistokų kalbų ir padidinto jautrumo galimas kultūros ministras sulaukė negailestingų patyčių socialiniuose tinkluose, premjerė tame bėdos nemato, sako, kad žmogus jautrus, bet simpatiškas. Tuo metu Seimo opozicija sukilo prieš ją ignoruojančią krašto apsaugos ministrę Šakalienę. Reikalauja ją kaip nors priversti dažniau vaikščioti į Seimą. Iki kada ministrų kabinetas pratęsė laikinąją apsaugą ukrainiečiams. Ir gyvulių ūkio naujienos: už korupciją nuteisti Masiulis, Gapšys ir Kurlianskis bausmę atlieka lengvai. Savaitgaliais iš kalėjimo grįžta namo, o šiaip kasdien vaikšto kur norima, turi darbus laisvėje. Didelį rezonansą sukėlęs Nemuno aušros teikiamas kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius po vakar vakare įvykusio nuotolinio pokalbio su šalies vadovu, prisistatydamas visuomeniai šįryt prezidentūroje vykusioje spaudos konferencijoje, kalbėjo itin emocionaliai. Iš pradžių vos tramdydamas ašaras pasakojo apie savo senelį. Jeigu bet kokiu atveju, jeigu nors kokią kultūros dalį reikėtų išlaikyti arba ją priimti, tai nuo tų žmonių, kurie to verti. Mano senelis gimė 32 metais, jam beina 94 metai. Jis yra prisiekęs Lietuvai nuo pat vaikystės, gimimo ir iki pat dabar. Kai buvo paauglys, jisai padėdavo partizanam. Kai augo, stiprėjo, ėjo studijas, jisai slėpė didelę kultūrinę literatūrą apie partizanus, kur dar pas jį slepiama dar iki šiol spinto ir dar iki šiol jis bijo pasakyti, kad jis ją turi. Dėl to, kad dar bijo, kad jį gali išvežti. Tokia kultūra reikia saugoti, tai yra pagrindai mūsų. Tai mūsų yra tautos pagrindas saugoti tą kultūrą, kurios galbūt kiti nemato per tą didelį šurmulį. 91 metais senelis buvo tas, kuris gynė parlamentą, kuris stengiasi visam įmanomam išgalėm padėti ir sukurti barikadas iš savo gamyklas ir aplinkinių gamyklų, kad kaip inžinierius, kaip specialistas, kad tas būtų. Jis nesinaudojo ir niekada nebuvo jokios komunistų partijos narys dėl savo karjeros, nors buvo nepaprastas inžinierius. Keli draugai ir galbūt kiti artimi draugai jo dėka apsigynė disertacijas, tapo aukšto lygio direktoriais ir vadovais. Taip, nes jie buvo, bet senelis to nepasirinko. Jis nepasirinko nei pinigų, nei Tai čia yra žmogus, kuris tikrai gina Lietuvą. Ir šiandien jam yra 24 metai. Šį pasitėjau, papusryčiavom, pasišnekėjom, smagiai mane palaiko. Nors jis visą laiką balsavo už konservatorių partiją ir turi netgi padėkas. Tai kaip ten bebūtų, kartais skiriasi partinės pažiūros, bet nesiskiria požiūris į kultūrą ir į jos išsaugojimą. Tai aš norėčiau, kad išsaugotumėt tokią kultūrą, kad rastumėt laiko ir aplankytumėt mano senelį, pasišnekėtumėt apie tai, ką jis turi savo, nes jeigu tai išsineš, jis užmiršim amžiams, o reikia tą kultūrą saugoti. Kiek vėliau kandidatas perėjo prie suvirintojų, statybininkų ir kitų gerų žmonių, kuriančių stebuklus garažiukuose. Pagalvojau, kiek yra daug darbo žmonių, kurie dirba paprastą darbą. Yra suvirintojai, yra kepėjai, yra virėjai, yra statybininkai, bet jie vakare grįžta, sėda savo garažiukį, atsidaro savo molbertą ir tapo. Kiti žmonės stengiasi kurti, bet yra paprastesni, jie nėra tokie išdidus, jie nėra tokie, kurie galėtų ateiti ir paprašyti. Jie yra tie, kurie kuria, bet jiems niekas neduoda, jie nieko neprašo. Ir aš už tai, kad būtų supaprastinta tvarka, supaprastintas priėjimas tų žmonių prie pinigų, dėl kurių čia kažkas kovoja. Tų pinigų visiems užteks. Tik tai reikia sukurti sistemą, kuri būtų paprasta, lengva visiems norintiems kurti menininkams, visiems norintiems prieiti prie tos kultūros. Šį kandidatą kritikuojantieji labiausiai traukė jį per dantį dėl to, kad iki šiol svarbiausia jo veikla buvo makaronų gamyba, o vienintelė sąsaja su kultūra – tai, kad gieda bažnyčios chore. Tačiau kadaise Čiurlionio meno mokyklą baigęs kandidatas į kultūros ministrus, sako, sulaukė savo mokytojų ir buvusių klasiokų palaikymo. Jis abejoja prieš jį protestuojančių kultūrininkų burbulo nuoširdumu ir žada siekti, kad kultūros finansavimas būtų prieinamesnis, visuotinesnis ir skaidresnis. Ar nebus tie 40 000 pasirašysių peticiją tokie
burbulas to, ko mes iš tikrųjų nežinom, ar nebus tai opozicija, ar kokie kiti žmonės, kurių mes negalime patikrinti. Ir tai iškreipia visą visuomenės formatą. Nes aš matau žmonės. Man mano mokytas palinkėjo sėkmės. Palinkėjo sėkmės mokytas. Mano klasiokė, kuriai paskambino Šveicarija, kur yra nuostabi pianistė, jin palinkėjo man sėkmės. Mano draugai rašo man žinutes, kurie aš pažįstu tikrai daugelį menininkų. Jie man linki sėkmės, būti geru kultūros ministru, atstovauti kultūrą taip, kaip jie ją mato. Dobėj sėdintis orkestrantas, kuris groja ir mokosi nuo 3 metų, kuriam reikia pirkti smuiką už 15 000, kuriam reikia kiekvieną kartą praeiti visokius patikrinimus tam, kad atitiktų tą standartą. Jis gauna varganą atlyginimą. Kaip dėl tų žmonių mes galim kovoti, jeigu nėra tam sukurta infrastruktūra, nėra sukurta parašyta bendra profsąjunginė veikla dėl kultūros darbuotojų. Kai kažkas, bandydamas sutaupyti menininkus, nukreipia į individualią veiklą, kurie gyvenime paskui nebegaus nei pensijų, nei geros senatvės patirties. Kaip tada tiems, kurie yra paprasti menininkai, kurie kovoja kiekvieną dieną, rodo savo meną ir gina. Ir įrodymas to yra. Prieš 2 dienas buvo kas? Ar jūs galite man pasakyti, kas buvo? Buvo 150 metų Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Rugsėjo 22. Jį niekados negrįš atgal. Niekados. Bet kažkoks visuomenininkas, kažkoks žmogus sugalvojo tą paversti į paprasčiausią. Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra tiek iškilus, kiek Čiurlionis? Čiurlionis yra tas, kuris kūrė mūsų kultūrą, kur parodo, kokie jin turi būti. Kodėl šnekame tokius dalykus, kai sakome patyčių kultūrą, patyčių. Nuo kokios patyčių kultūros, jeigu jūs ją patys kuriate? Apie ką mes galim kalbėti šiandien dienai? Kai regionuose, kai toli žmonės, ką jie matė? Jūs galvojate, matė tos Čiurlionio gražiausius koncertus, kurie buvo Filharmonijoje. Viskas buvo užgožta, uždaryta ir nebegrįžta diena. 150 metų Čiurlioniui bus vieną kartą ir vienintelį. Ir tai buvo 22 rugsėjo. Ir ar tai matė Skuodo žmonės, Plungė žmonės, Rokiškio kaimuose esantis senelis Aukštakalnį, ką jis galėjo matyti, jeigu daugelis savo telefonus ir nieko daugiau metų per čia, kur vienas visuomenininkas arba kitos meistrininkas, jis greičiausiai iš kultūros namų padarytų kazino arba pokerio namus. Ką jie gali padaryti? Aš ginsiu, kad Čiurlionio atminimas būtų visą laiką matomas visiems, ne tik tai Vilniaus elitui, bet visiems Lietuvos žmonėms. Ir aš esu, jeigu būsiu kultūros ministras, būsiu visos Lietuvos, viso pasaulio lietuvių kultūros ministras. Ir kultūros ministerija ne veltui tapo šiandien labiausiai matoma, dėl to, kad kažkas joje gali pasikeisti. Didžiausia valstybės kultūros problema galimas būsimas ministras įvardijo valstybinės kalbos naikinimą. Lietuvių kalbos puoselėjimas. Svarbiausia šiandien dienai problema, kur matom. Visi galime sutikti, kad šiandien dienai atėjusi parduotuvė kartais negali susišnekėti lietuviškai. Jei tik bus patvirtintas, Adomavičius žada darbuotis kultūros fronte vos ne per naktis ir išklausyti visų, netgi tų, kurie ateis pas jį su pagaliais. Aš dirbsiu iki 10 vakaro, priimsiu visus, kurie nori ateiti pasikalbėti taikiai. Man vakar sakė, jis yra su pagaliais, tai pagalius padėsime į šoną, prie durų, užeisim ir kalbėsim. Ir tikrai rasime tuos. Aš manau, kad nuogąstavimai, aš noriu nuraminti bendruomenę, kuri tikrai pergyvena, nuogąstauja, kad Nemuno aušrai. Ne Nemuno aušrai. Aš esu paskirtas Nemuno aušros ministras, kuris galbūt vienas iš tų, kuris tikrai Nemuno aušrai sakydavo, pasiimkim kultūros ministeriją. Jinai kaip karšta bulvė. Jos nieks nenori. Kodėl jos nenori? Dėl to, kad ten yra tik tai vargani 471 milijonas eurų. Jūs juokėtės. Jums juokinga. Bet menininkam, kuriam reikia išgyventi, ir jis gauna 1300 eurų, kaip jam išgyventi? Tai jūsų šypsena visai ne prie ko. Aš į politiką atėjau prieš metus. Aš apie ministro darbą tada pagalvoti negalėjau. Teisingai. Bet šiandien dienai aš suprantu, kad aš galiu ir aš padarysiu. Niujorke šiuo metu viešintis Gitanas Nausėda sakė, bandysiantis nuotoliu išsiaiškinti, ar kandidatas į kultūros ministrus turi savyje kultūros geną. Ar aptiko, kol kas nežinia. Įvertinęs atsakymus į klausimus ir kitas svarias aplinkybes, prezidentas sprendimo dėl kandidato tinkamumo eiti ministro pareigas priims artimiausiu metu.
Adomavičiaus kandidatūra į ministrus piktinasi kultūros bendruomeniai ir rytoj žada protesto akciją prie prezidentūros. Kultūrininkai taip pat inicijavo peticiją prašančią neskirti Adomavičiaus į ministrus. Ja pasirašė apie 40 000 žmonių. Vakar dar prieš nuotolinį pokalbį su Ignotu Adomavičiumi šalies vadovas sakė, kad protestai yra normalu, bet nurašyti žmonių iš anksto irgi nereikėtų. Aš jau pripratęs prie protestų. Pastaruoju metu kažkaip jų labai padaugėjo, bet pasakysiu vieną, jau žmogų nurašė dar net nesusipažinę normaliai su juo. Noriu susitikti su žmogum, tiksliau susitikti fiziškai bus neįmanoma dėl to, kad aš čia, o jisai tenai. Noriu išgirsti, ar tam žmogui kultūra yra tiesiog tuščias žodis, ar tai yra kažkas daugiau, ar jis turi savo kultūros plėtros viziją. Aš esu atviras ir manau, kad mes neturėtume kelti šitoje sudėtingoje situacijoje ir vidinėje politinėje situacijoje vieni kitiems ultimatumų. Tie ultimatumai niekur neveda, jie tik tai dar labiau supriešina visus Lietuvos žmonės, o to dabar mažiausiai reikia. Klausimas grašius iš valstybės iki šiol gaunantiems ir dėl to prie vyno butelio nuolat virkaujantiems kultūrininkams. Kur buvote anksčiau? Kodėl neprotestavote prieš iki šiol buvusius ministrus, kurie nepadarė nieko, kad būtumėte gerbiami, kultūros finansavimas būtų skaidrus ir teisingas, o jūsų kūryba visi galėtume džiaugtis ir didžiuotis? Negi iki šiol jums viskas buvo gerai, tiko ir patiko. Šiaip ar taip akivaizdu, kad emocijų Adomavičius tikrai turi daug, bet kompetencijos nelabai. Kažkaip nesinori būti bandomaisiais triušiais, ant kurių sprando naujai iškepti politikai treniruojasi valdyti valstybę. Kita vertus, argi jis toks pirmas? Tikrai ne. Štai Ingridos Šimonytės vadovaujamame kabinete neseniai puikiausiai darbavosi, nors nebūtinai ką doro nuveikė, net keli jokios vadovavimo patirties ir tinkamų kompetencijų neturintys ministrai. Užtenka prisiminti jau vien tik teisingumo ministrą. O kas paneigs, kad pavyzdžiui Gabrielius ir partijos vairą ir ministro portfelį gavo ne dėl savo asmeninių nuopelnų ir kompetencijų, o tik dėl to, kad yra itin įtakingo senelio anūkas. Darbo patirties kultūros srityje neturinti verslininką pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einanti Adomavičių pasiūlė Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Jis yra partijos narys. Nausėda anksčiau teigė, kad netvirtins aušriečiams priklausančių politikų ministrais, tačiau paaiškėjus, kad tai prieštarauja konstitucijai, negana to gali sukelti vyriausybės krizę, savo poziciją prezidentas pakeitė. O štai kaip savo teikimo kandidatų į kultūros ministrus pasisakymus įvertino pati Inga Ruginienė. Jautrus, simpatiškas žmogus ir man atrodo, kad svarbus akcentai buvo sudėlioti, kad dėmesys darbuotojam ir dėmesys kultūros ryčiai ir tai, kad jis pasirengė su bendruomenė kalbėtis ir išgirsti jų lūkesčius. Tai to reikalausiu ir aš iš jo, kad sprendimo priėmimuose ir pačiam darbe turi aktyviai dalyvauti ir kultūros bendruomenė. Dialogas turi būti. Kaip manote, jisai dar yra tinkamas į kultūros ministro pareigas po šitos konferencijos? Kritinių tam tikrų dalykų turbūt nėra, bet tuo labiau, kad praėjo jis ir patikrinimus. Bet be abejo, tam tikrus dalykus jis turės koreguoti ir čia aš manau, kad turėsim su juo susėsti ir rimtai pasišnekėti. Aš manau, kad dabar būtinybės keisti kandidatą tikrai nėra, nes pradžiai reikia pasišnekėti ir išgirsti kultūros bendruomenę. Reaguodami į patirties ir kompetencijos kultūros srityje neturinčio kandidato sukeltą neigiamą visuomenės reakciją, dėl ko rytoj Vilniuje rengiama protesto akcija, Ruginienė pakvietė kultūros sektoriaus atstovus dar šiandien atvykti į vyriausybę su ją pasikalbėti. Aš tikrai nenoriu dabar duoti atsako, aš noriu su jais susitikti ir juos išgirsti. Ir aš esu tas žmogus, kuris girdi ir kuris tengiasi surasti geriausią sprendimą ir kompromisą. Tai tikrai girdžiu nerimą ir labai tikiuosi, kad tą nerimą galėsiu išsklaidyti. Nes man atrodo, kad vyriausybės formavimo etapas užsitęsė, visi esame labai jautrinti ir tas yra labai suprantama.
bet reikia tiesiog padaryti žingsnį atgal, nusiraminti, pasižiūrėti tam tikrus taškus, kaip mes galime užtikrinti kultūros bendruomeniai, kad specialistai dirbs su jais ir kad jie galės gauti geriausią ir deramą dėmesį iš mūsų kaip vyriausybės. Tai aš labai tikiuosi, kad tą su kultūros bendruomenė aptarsiu ir galėsiu juos įtikinti, kad viskas bus gerai. Tai jūs turite kažkokį tais paaiškinimą kultūros bendruomeniai dėl kandidato šio? Aš manau, kad palaukime. Ta, ką aš operatyviai padariau, tai tikrai jos pasikviečiau ir norėsiu tikrai detaliai pasišnekėti. Tai kandidatų yra įvairių ir tikrai sutinku, kad galbūt trūksta patirties, bet kandidatas turės pasitempti ir tas turės atsispindėti ir jo suformuotoje komandoje. Tai kultūros bendruomenė turės būti nuraminta, jų lūkesčiai išgirsti ir mes turim padaryti viską, kad kultūros sritis stiprėtų. Opozicinės Seimo frakcijos sukilo prieš į jų posėdžius neatvykstančią krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę. 3 opozicinės frakcijos kreipėsi į parlamento pirmininką Juozą Oleką ir paskirtąją premjerę Ingą Ruginienę, kad šie užtikrintų Seimo statute įtvirtintą teisę užduoti klausimus ministrams. Mat Šakalienė sistemingai neatvyksta į frakcijų posėdžius, nepaisydama to, kad kvietimai būna iš anksto suderinami nustatyta tvarka per Seimo posėdžių sekretoriatą. Rugsėjo 12 dieną ministrė pranešė negalinti atvykti dėl nedarbingumo, rugsėjo 24 dėl vizito Šiauliuose, o kitais atvejais dėl suplanuotų tarptautinių susitikimų ar didelio darbo krūvio. Kvietimai atšaukiami nepasiūlius jokio kito tinkamo laiko, tvirtina opozicijos atstovai. Kreipimąsi pasirašė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijų seniūnai Laurynas Kasčiūnas, Viktorija Čmilytė-Nilsen bei Saulius Skvernelis. Opozicija stebisi, kad ministrės nepavyko prisikviesti pokalbiui net ir parlamente svarstant 20-osios vyriausybės programos projektą. Sekdama ES pavyzdžių, vyriausybė iki 2027 metų pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Pagal ankstesnį nutarimą ji turėjo baigtis kitų metų kovo pradžioje. Vidaus reikalų ministerijos teigimu, migracijos departamentas kasdien registruoja po 30-40 naujų prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje esant laikinosios apsaugos pagrindui. Tai yra, kai asmuo negali grįžti į savo valstybę. Šiuo metu ukrainiečiams išduodami leidimai gyventi galioja iki kitų metų kovo. Priėmus nutarimą, jie galios dar metus ilgiau. Laikinosios apsaugos suteikimas tuo pačiu pratęs ir laiką, kada Lietuvoje dirbantiems ukrainiečiams neprivalu mokėti lietuviškai. Liepos pradžioje vyriausybė priėmė sprendimą netaikyti prievolės karo pabėgėliams mokėti lietuvių kalbos, kol jie turi laikinosios apsaugos statusą. Laikinoji apsauga taikoma daugiau kaip 4 milijonams nuo Rusijos agresijos į Europą pabėgusių ukrainiečių. Lietuvoje šiuo metu jis suteikta beveik 48 tūkstančiams asmenų. Asmenys, kuriems taikoma laikinoji apsauga visoje ES, naudojasi tomis pačiomis teisėmis. Šios teisės apima teisę apsigyventi, galimybę įsidarbinti ir gauti būstą, medicinos pagalbą, socialinę paramą, vaikų galimybę mokytis. MG grupės politinės korupcijos byloje nuteisti buvę politikai ir verslininkas kasdien gali palikti bausmės atlikimo vietą ir turi darbus laisvėje. Pasak kalėjimų departamento, Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys ir Raimondas Kurlianskis šiuo metu atlieka bausmę atviro tipo bausmės atlikimo sąlygomis. Kiekvieną savaitgalį turi galimybę vykti namo ir visi dirba, o darbo metu turi būti darbovietėje. Kadangi visi 3 dirba ne įkalinimo įstaigoje, o už jos ribų, jiems taikomos elektroninio stebėjimo priemonės. Toks lengvas bausmės atlikimo režimas vadinamas resocializacija. Portalas 15 min išsiaiškino, kad teisininkų išsilavinimą turintis Gapšys turi planų įgyvendinti projektą susijusi su dirbtiniu intelektu ir teise. Gapšys, Masiulis ir Kurlianskis laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2023 lapkričio pabaigos, kai apeliacinis teismas pripažino juos kaltais dėl korupcijos. 2024 m. spalį Lietuvos aukščiausiasis teismas šią kaltę patvirtino. Kurlianskis pripažintas papirkęs politikus, o šie už atlygį veikia taip, kaip prašė verslininkas.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 3–8 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių Nerijoje 7–10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio. Dieną 12–16 laipsnių šilumos. Rygoje naktį nedidelis lietus, termometrų stulpeliai rodys nuo 8 iki 14 šilumos. Taline mažai debesuota, čia nuo 10 iki 15 laipsnių. Varšuvoje giedra, oras šils nuo 6 iki 15 laipsnių. Giedra ir Kyjive, čia nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos.